Sveiki, visi kalbėjau, nes su vienu draugu ir man sako, klausyk, ar tu galvoji, kad Lietuvos tas lenkimasis besąlygiškas, jisai yra besąlygiškas, sąlygų jam nėra. JAV, kad jisai ateina vien tik tai iš baimės dėl Rusijos. Ir iš kur čia klausimas, kur savęs klausiu ne vienus metus. Ir atsakymas man pasidarė labai aiškus, kad ne. Kad lenkimasis JAV, mūsų vyriausybės ir visų tų, kurie priima, nekvesionuoja, nesmerkia to, ką daro JAV, jisai negali ateiti vien tik tai dėl baimės, kur turim, kad Rusija yra šalia, nes tas būtų galiausiai per lengva. Ir tokios kortos, kad, tą kortą turiu, nes Rusija yra grėsmė, o ne, dėl to mums reikia būti su JAV, ką JAV bedarytų. Tos kortos, sakau, aš mūsų vyriausybei neduosim. Yra dalykų, kur tu gali su tą baimę gyventi ir ta baimė yra tikra ir tu ją jauti ir kažką reikia daryti, ne, tu galvoji. Bet yra dalykų, kad net ir dėl tos baimės tu nepateisintum. Ir kai tu nori būti tokia mažąją, didžiąją JAV partnerė ir tu remi, ką jinai daro, ir tu remi, ką jinai remia, ir tu tada remi, būni su ją ir pasižiūri, kad pavyzdžiui, remi genocidą. Kai tu spaudi rankas ir JAV atstovam, ir tu spaudi rankas, pavyzdžiui, Izraelio, jau nebegali būti didesnės JAV draugės, aišku. Ir kai tu apsidairai ir tu žiūri, tu eini koja kojon su režimais, kurie žudo vaikus mastais, kurie yra neįsivaizduojami. Tie mastai yra neįsivaizduojami. Pavyzdys, žinom, kad Izraelis Gazoj. Gali sakyti, jūs kodėl kalbėjai Izraelį, pradėjai apie JAV kalbėti, nes čia yra toks susiplakimas vyriausybių ir jų veiksmų, kas ką remia, ką kartu daro, čia yra viskas, čia yra vienas vienetas. Tai kai Gazoj žinom, kad Izraelis nužudė jau virš 20 000 vaikų, tai turi tą vieną skaičių 20 000, ne? Ir dar daugiau nei prieš metus jau yra Gelbėkim vaikus, kitos organizacijos jau pranešė, kad apie 20 000 vaikų Gazų yra dingę. Ką reiškia pradanginti 20 000 vaikų? Kaip tu gali pradanginti 20 000 vaikų, galit klausti. Ir atsakymas, kaip spėja tos organizacijos, yra, kad dauguma tų vaikų yra tiesiog jų yra kūnai, jie tebeirsta po pastatais ir kiti vaikai taip pat yra masinėse kapavietėse. Vaikai sumetami į masinės kapavietės. Tai kai genocidas yra vykdomas, spaudžiam rankas Izraeliui, kviečiamės, klausykit, dabar mūsų sveikatos apsaugos ministerija ką tik buvo Izraelį mokytis apie tai, kaip reikia saugoti sveikatos apsaugos sistemą, kai yra kažkoks konfliktas. Tuo pačiu metu, tą pačią savaitę, kai Izraelis žudo toliau medikus dabar jau Libane, kai ir ligoninės yra bombarduojamos, ir greitosios yra bombarduojamos, ir tie vadinami dvigubi smūgiai, kai kažkur smogta, tada palaukia Izraelis, kur atvyksta medikai, tada trenkia tą antrą smūgį, kad nužudytų medikus. Ir mūsų medikai važiuoja pas Izraelį mokytis, kaip reikia saugoti sveikatos sistemą apsaugos. Tai mes, kai tokio gyvenam visatoj, aš gyvenu vienoj visatoj, mūsų politikė matoja gyvena kitoj visatoj. Toj visatoj 40 000 vaikų nėra nužudyta. 40 000 vaikų kažkur jie tebegyvuoja dar. Taigi mes spaudžiam rankas tokiem režimam ir mes žiūrėkit ir JAV, ar galime pasmerkti JAV karinę agresiją? Karinė agresija, kai vienas šalis užpuola kitą. Panašiai kaip Rusija darė Ukrainai, bet čia yra sunku pasmerkti. Čia yra, žinokite, niuansų, čia jau nebegalima pasmerkti. Ir beveik visa Europos Sąjunga negali vardinti dabar, kas užpuolė Iraną, kasgi užpuolė. Negalima įvardinti, galima tik sakyti, kad visos pusės turi deeskaluoti. Kas ką užpuolė, įvardinti mes negalime, nes mes neturime moralinio stuburo. Ir Lietuva, aišku, dar būna viena tų šalių, kur mums reikia padėti JAV šitame kare. Taip pasisakam, reikia padėti. Ne tai, kad net
nėra pasmerkimo, ne tai, kad net nėra galbūt kažkokio, tu blemba, gali ir patylėti, ne? Pavyzdžiui, žiūrėkit, kai buvo jungtinėse tautose įvairūs balsavimai, pavyzdžiui, buvo balsavimas, ar Izraelio, ne, jau jungtinių tautų aukščiausias teismas paskelbė, kad Izraelio Palestinos žemė okupacija yra nelegali. Mes kaip tauta buvusi okupuota, galėtume kaip ir suprasti, okupacija nefaina, reikia okupantą galbūt kažkaip jau išvyti, ane, buvo dar balsavimas, ane, reikėtų Izraelio iš tų nelegaliai okupuotų teritorijų pasitraukti, ir okupantų reikėtų pasitraukti, ar yra blogai karinės okupacijos. Tada mes galėjom, žiūrėkit, susilaikyti, galėjom nebalsuoti, nes yra sunku žinoti, ką daryti su nelegaliom kariniam okupacijom. Žinokit, sudėtinga, čia yra sudėtinga. Tada mes galėjom nepasisakyti, žiūrėkit. Tai dabar, pavyzdžiui, kai JAV ir Izraelis naikina Iraną, ne jo karinius, ne kažkokius ten taikinius instaliacijas, naikina šalį, tai mes žiūrėkit, irgi galėtume kaip ir patylėti galbūt, bet ne, mes renkamės dar ir garsiai pasisakyti, kad čia žiūrėkite, mūsų yra partneris tai daro, ne, partneris, kuris, Trumpas jau du dalykai, sako, kad mes, nusiūsim, žiūrėkit, kaip greitai, ne, čia ne mano pastebėjimas, kaip greitai perėjo, mums reikia išlaisvinti Irano žmonės, mums reikia išlaisvinti ir kažkas tuo tikėjo, iki kad mes juos nusiūsim atgal į akmens amžių. Ir dabar Trumpas sakė kitą, kad mes sunaikinsim jų civilizaciją. Šiandien vakare, sako, jeigu ten neprims kažkokį ultimatumą, mes juos sunaikinsime. Kaip greitai perėjo, netgi diaspora kita iraniečių JAV, kur kiti netgi buvo, kad JAV, tegu mus išlaisvina, jau dauguma diasporos, kiek daugiau nei 2/3 sako, o ne, mes visgi matom, kad mūsų šalį naikina. Mūsų šalį tiesiog naikina. Tai kai Irane bombarduojamos mokyklos, ligoninės, elektrinės, tiltai, universitetai, gamyklos, kur gamina vaistus, sinagogas neseniai ką tik subombardavo. Tai yra šalies naikinimas. Ir kaip ir Europos Sąjunga, taip ir mes pasmerkti kažkaip, yra, blemba, nepatogu. Tai yra nepatogu, yra, kaip šita civilinių objektų bombardavimas, kažkaip gal kai karo nusikaltimas, gal mes pasmerkti yra sunku. Nes, kai neturi moralinio stuburo, pasmerkti tikrai yra labai sunku. Yra žmonių, kurie sako, kad mes dabar mes įeinam į 3 pasaulinį karą. Nežinau, ar mes tikrai įeinam, reikia tikėtis, kad ne, ir jisai kažkaip šitas karas baigsis. Bet vienas dalykas, kieno tai pradžia ar pabaiga bebūtų, kad jeigu tai būtų visgi kažkas panašaus į 3 pasaulinį karą, mes, mūsų vyriausybė, mūsų šalis, Lietuva, mes, jeigu paimam kažkokią analogiją, mes būtume nacių pusėj. Mes būtume su fašistiniam vyriausybėm, kurios žudo civilius, kurios renkasi žudyti civilius, kurios žino, kad jeigu numes tą bombą, jos žudys civilius ir jos tą renkasi daryti. Nes joms žmonių gyvybės niekur nerūpi. Ar kas nors galvoja, kad Trumpui ir tiem žmonėm, kurie jį supa, rūpi žmonių gyvybės? Ar kažkas galvoja, kad, pavyzdžiui, Trumpui kažkur rūpi žmogaus gyvybės? Tai yra nesuvokiama. Ir kai buvo Lietuvoje prieš karą protestai ir pažiūriu komentarus, tai žiūrėkit, ko ten demonstruojasi, taigi Iraną reikia išlaisvinti, o kai Irano režimas pats savo žmonės žudė, tai jie galbūt neprotestavo. 2 dalykai protestavo ir daug kas tikrai pasisakė. Ir kitas dalykas, kad yra žmonių, kurie spėjo ir įspėjo, kad šitas karas nebus apie jokį žmonių išlaisvinimą, šitas karas yra dėl Izraelio ir JAV ambicijų. Ir jau aiškiau to nebegali būti. Ir nebegali būti baisiau, kai pačios galingiausios kariuomenės ir galingiausios ekonomikos šalies lyderis grasina sunaikinti, nušluoti visos šalies civilizaciją nuo žemėlapio. Nebegali būti baisiau. Ir dar kai žinai, kad tas žmogus, kaip vadinasi žmonės, kurie nesugeba jausti empatijos, psichopatai yra žodis, tiesiog paminėsiu, kad žodis yra, kad plus jisai dar ir gali panaudoti atominius ginklus.
Tai jau baisiau būti negali. Tai yra labai baisu, kad Iranas yra naikinamas. Irano žmonės, Irano vaikai, Irano medikai, Irano žurnalistai, Irano, nežinau, įterpkit kokią nori ten specialybę, ką žmonės veikia, panašiai kaip Lietuvoje, nes žmonių yra ką veikiančių. Tai tas nebegali būti baisiau. Ir dar pažiūriu baisumas, kad istoriškai, kaip ir su Gazos genocidu, mes palaikėm okupantą, palaikom iki šiolgi norime stiprinti ryšius, siunčiam delegacijas. Tai taip mes iki šiol, mums nėra raudonų linijų, mums nėra kažkokių, čia jau biški, čia jau yra kažkaip baisiai viskas atrodo, mes jau gal neberemkim čia JAV, jau mes gal nebesilenkim taip žemai, kad mums nėra tų raudonų linijų, Tai yra vienas baisumas ir ant viršaus mūsų vyriausybė mums tai suteikia dar vieną to baisumo tokį gylį. Sako, jeigu baisumų yra per mažai, žinokit, pažiūrėkit dar, kaip mes ar pasisakom, ar kas nors Lietuvoje iš politikų, kažkokio aukštesnio rango. Ir pažiūrėkim iš tikrųjų, pradėkim kultūros veikėjų, ar kas nors smerkia masinį žmonių žudymą. Ir jeigu reikia spėti, ne? Virš 40 000 nužudytų vaikų, virš 20 000 nužudytų, 20 000 pradangintų vaikų. Jeigu to negalėjo pasmerkt, jeigu su to vykdytojais mes tave bendradarbiaujam, jau galvoji, kad žemesnio dugno jau nebėra. Bet dabar, kai Iranas yra naikinamas, matai, kad tas dugnas dar gali būti pramuštas. Yra labai baisu, kad jis dar gali būti pramuštas dar labiau. Tai aš tikiuosi, kad jūs tą matot, aš tikiuosi, kad jūs prieš tai pasisakot, aš tikiuosi, kad jūs esat pasibaisėję, pasišlykštėję, kad yra matyt kažką ir dar valdžiau, remiant tokius dalykus, tai yra didžiulė gėda. Ir istoriškai bus žinoma, kurioj pusėje mes stovėjom, kokį masinį žudymą mes rėmėm, kokio moralinio stuburo mes neturėjom, prieš ką nepasisakėm, kas galbūt net dar bandė šaipytis iš tų, kas pasisako, sako, žiūrėk, kažkas protestuoja prieš mokyklų bombardavimus. Tai tokia yra ta situacija. Tikiuosi, kad jūs ją matot tokią, kokia jinai yra. Nors žiniasklaidai gal nelabai rodo apie Irano sunaikinimą. Gal kokią nuotraukėlę, gal iš toli kokie tai dūmai rodomi yra. Kaip kad Gazos genocidą rodė, ne? Nerodė vaikų be galūnių, nerodė tėvų, kurie nešė vaikų kūnus plastikos maišeliuose, to nerodė. Genocidas buvo dūmai tolumoje, kažkas ten vyksta toli. Mūsų tas galbūt neliečia. Bet jau kai liečia per kuro kainas, jau reikia tada kažkaip jau galvota, ne? Mokyklų bombardavimus, vaikų žudymus, medikų žudymus. Čia sudėtinga. Ir dar sakysiu, išlikit pasibaisėję, nes tai galiausiai rodo apie tai, kaip jūs, ne mūsų vyriausybė, ne mūsų politikai, ne tie, kurie gal net Trumpui ranką norėtų paspausti, ne, kaip Ruginienė neseniai sakė, būtų garbė, bet kad jum dar žmonių gyvybės kažkiek rūpi, ir dėl to jum tą matant yra labai baisu irgi. Tai ačiū labai ir iki greito.